Galima jau skrolint, nes bus šiandien labai ilgai. Vargas, jei Viešpats sugrįžęs rastų savo tarnus, besikemšančius maistu ir gėrimais, žeminančius brolius. Taip galėtume perfrazuoti Jėzaus palyginimo žodžius. Mes esame tikinčiųjų bendruomenė, Jėzaus balsas ir rankos, tęsiančios jo žvejo misiją. Traukti kitus iš gyvenimo, kuris dūsina, atimti neviltį ir grąžinti viltį. Mes nesame pavieniai žmonės, kurie tik savo pasisotina Dievu, sakramentais, malda. Kartais tampame tik Dievo vartotojai. Vartotojai, nes viską pasiliekame tik savo. Vartotojai, nes kiekvienas eina atskirai, net liturgijoje. Matome Kristaus bendruomenės ženkle. Kunigas savo, tikintysis savo. Tikintysis tikisi, kad kunigas duos, kas jam priklauso, o kunigas tikisi į to paties iš tikinčiojo. Vartotojai visi. Per stipru? Galbūt. Bet parapija, kuri netarnauja kartu, neskelbia žodžio kartu, nedaro nieko kartu, kad kiti sutiktų Jėzų ir gautų viltį, yra mirusi, be vaisių. Parapija jau, mūsų parapija jau matome ženklų tų, kurie išeina pas brolius už mūsų sienų. Ir praėjusių metų Alfa kurso dalyviai šiandien grįžta kaip savanoriai, kad Dievo žodis pasiektų kitus. Galbūt šių metų Alfa bus ir tau proga atsakyti Jėzų ir nebelikti tik žiūrovų. Turime ir grupę, kuri kas mėnesį aplanko ligonius ligoninė, neša meilę ir Kristų ten, kur labiausiai skauda. Yra vietos ir tau. Atėjo metas pabusti iš miego. Visiems mums. Nustoti tik vartoti ir pradėti dalytis. Visi drauge, kaip bažnyčia, kunigai ir tikintieji vienoje tarnystėje. Viešpats patikė tau savo stalą. Eik tarnauti. Eikime tarnauti. Geros dienos. Ačiū, kad pasilikai iki pabaigos. Su Dievu.